Labas rytas, Jūratė. Labuka. Atvažiavom į Liepąją ir einam pasivaikščiot. O tai gal į Liepoją? Nu, kaip nori. Ir einam pasivaikščiot dabar tą keliu. Vėjas didelis gali būti čionais. Pučia vėjai 9. Ta kelias truputuką jau kaip ir papuvęs. Bandysim neįlūžti eidami per jį. O daugiau ten tolumoj yra bokštelė, į kurį mes įlipsim. Bet tai kaip vėjas, pažiūrėk, didėt pradėjo čionais mum einant, jauti? Čia jaučiu yra paukščių regykla. Tai greičiausiai. Nes čia vis matosi daug paukščių. Kur eina mes su knisliuku. Neklausinė tik mūsų. O paėmė debesėlį. Kur tu jį turi? Kišenį. Labai gerai. Čia, žinai, nepatinka man. Kasgi nepatinka? Labai trumpas tas takas. Tai galim 9 kartus pirmin atgal eit ir tada gal pailgės jisai. Galėjo išraityti, žinai, per visą pelkę. Čia padarė patesumais tokie ir viskas. Užtenka ir tiek. Ką čia nais? 200 žingsnių tebus. Nendrės aukštesnės už tave? Negali būti. Kodėl negali? Nes aš aukšta ūgė. Aš tavęs negirdžiu. Ausytės ploviai? Išplauk. Pasim va, Nendrį kokštą išgramdys. Galiu iškrapštyti. Čia slidžias lentas, būk atsargi. Ar tik man čia slidu? Slidu, slidu. Ką mes ten turim tokį? Prižiūrėtoja. Kranklė varna. O kažin, su latviška varna susikalbėtumėm lietuviškai ar ne? Pabandyk. Šuoliuoji į viršų jau? Aha. Va ir tas bokštas matosi, kur esam buvę. Kur matai? Ten. Ai va. Matai, bokštelis. Tengi irgi va taip ėjom. Čiūt matas man, žinau. Labai sunkiai pritraukti. Tai čia gal ir daugiau dar tų bokštelių tokių yra. Tik mes nežinom. Čia tai kaip ir takelis išvaikščiotas, matai? Aha. Ten tūpi kažkokia žuvėdra. Nu pats tu žuvėdra, kyrai tenai, o ne žuvėdros. Nu gerai, kaip nori. Priėjom prie tilto, katras sukinas jisai čionais, kad galėtų praplaukti laivai, pasisuka taip šonu. O ne taip. Nepasikelia aukštyn, bet iš šonais kažkaip pasisuka įdomiai. Gaila, kad niekad nepapuoliam pamatyt. Nu, dabar rašo grafikas, kaip ir ten 14:30, sakyt, turėtų persisukti jisai, ne? Tai aš nežinau, kad ten rašo, nesuprantu. Bet čia kokie ledai. Eik tu savo. Nu, Ką, bandom? neuždaryta, čia matai, galima praeiti. Jo, bandysim dabar mes ten pasižiūrėsim. Labai noriu pamatyti, kaip tas tiltas sukas. Nu vis tiek kada nors ištaikysim, jeigu ne šiandien, tai kitą kartą vasarą O gal. šiandien jau nebesulauksim to laiko, jeigu ten būtent 14:30 suksis jisai. Žinai, kas man labai patinka šį čia dabar? Nu, Tasai sniegas, kad jo čia taip, Kad jo taip nėra. nedaug yra. pirma pavasario diena, tai ir sniego nebėra. Dinga per naktį.
Ai, va čia va jau toliau negalėsim praeit, matai? Va tai tau. Vartai bus. Nu bent jau nors iki ten. Bet čia tos lentos, tai biški tokios, ką žinau. Tu pažiūrėk, kokie gabalai ledo. Labai įdomus. Kaip suprantu, ant šitų vat kūgių vienas kitas ten yra, ant jų stovi ir persisuka jisai į šonus. O šičia va šitie va vamzdžiai, matau, yra padaryta atramas, kad laivas nenuplauktų į šoną, nesulaužytų tiltą. Ir tas tiltas medinis, atkreipi dėmesį, kaip važiavo. Jo, medinės. Nu, medinės bent jau grindis ten jo. Grindis, aha. O pati tai visa konstrukcija metalinė. Tai taip, Labai įdomu čia visur pasidaryti, ne? labai noriu pamatyti, kaip jisai sukasi labai. Na ką, einam iš čia. Pasižiūrėjom biškį ir štanką dar tolyn dabar važiuom. Važiuosim prie fortų, katrų dar nesam buvę niekada. Šitiek laiko važiuojam visą laiką prie tų pačių, o tenais dabar nesam dar buvę nei kartą. Tai gal pagaliau pamatysim tą nameliuką, kurio niekaip nerasdavo. Tai vat būtent. Va, atvažiavom į kitą vietą, dar nebūta mūsų čia niekada. Prabeisim, pažiūrėsim, mašinai įjungiu vebastą, kad grįžus būtų šilta. Nes šiandien svėjukas toksai biški nelabai. Tai kaip sakant, šilumykė mum kauliukų nesulaužys sugrįžus į ją. Taip? Taip. Va ir tas nameliukas. Aha. O mes durniukai, kiek jo ieškojom. Visai ne ten. Visada toj pačioj vietoj. Ar patinka tau čia šitie vaizdai? Be abejo. Atsargiai, kad neišmaudytų. Pasižiūrėk, kiek ten ledo dar viduj priaugę. Aha. Ir tas toksai kvapas jūros žolių. Kažkokių tai Jo, tų dumblių visokių. O, va, iš tos pusės, kaip jisai gerai atrodo. Slapti tunelį atrasti. Čia kaip ir pradžia slaptųjų tunelių, o ten kažkur tolumoje turėtų būti pabaiga jau. Jūratė sakė, kad neisim per šitą slaptą tunelį, nes ten yra balų iki pažastų. Taip, kaip visada dėl visko kalta Jūratė. Jūratė, sakėm tai. Oi, tu rupūžėnas. O, žiūrėk, iš šitas namelis matas visas gražiai. Varam ten tolyn greičiau, aš labai nekantrauju. Slaptą tunelį nekantrauji lysti. Jo, Bet tai kai čia luitai visokie šitie. labai čia pavojingų kraštelių praeisim. Tu pastovėk, aš tave iš toliau nufotkinsiu, kur tu eini. Pačiu pavojingiausiu kraštu Jūratė ateina. Labai didelis pavojus. Nu, tai žinoma. Labai rimti slaptumai čia šitų urvų. Šit labai stipriai mes esam pasislėpę dabar. O, žiūrėk. Laiptai Į dangų. į dangų. Labai ten pavojingai atrodai. Nejaukiai ir jaučiuosi, galiu pasakyti. Rimtai? A, taip kažkaip tai. Tai gal jau lip tada atgal. O ten, žiūrėk, kažkam tai nudryba laiptai. Neišlaikė įtampas čia viršui būt. Bet čia tų laiptų tai daug visur visokių lieka numatosi. Bandam dar tolyn ten žiūrėt. Galbūt va iki tenais va nujudam va štai šitą va vietą va. Pabandom.
Slapti tuneliai po truputį visi veikinėjami. Vanduo mums po kojom. Žiūrėk, viskas baigėsi tunelis. Eik tu. Kas ten? Gal čia jau nebeik toliau, ką? Ne, čia jau nėra kur eiti. Labai gerai, kad nebėra. Ar negerai? Pasižiūrėk. Kasgi čia yra? Nieko. Ten dar truputuką galima nueiti. Čia visokie ledai, betono gabalai. Buvusioje ledo karalystėje mes esam. Kur buvo daug ledo ir storai jo čia. O dabar va, lygia tik tais fragmentai. Mes čia galim sakyti, žinau, kaip archeologai dabar esam ledą. Ledo archeologai? Nu, tu taip įgalvoji. Kaip ledą maskatuoja. Aha. Žiūrėk, ką aš tau radau. Labai įdomią užduotį. Na. Laiptus. Galvojau, kad bus kažkas tai rimtesnė. Tu pasižiūrėk, kokia čia. Geras. Drįkstat gal. Čiūkšt aukštyn. Sutraukia, kai tasai tolėtas ir spjauna atgal. Bet kai čia geras. Kas ten tokie, sakai, ledo archeologai, ledokai? Ledologai. Šiandienos įdomiausias radinys šitas geizeris. Kartais jis toks galingesnis būna, kartais silpnas. Bet pats įdomiausias radinys šiandienos, ane? Apa. O jau bangas biški papyka ir geizeris tuo pačiu padidėja. Koks rūkas užėjo, ką? Labai. Bele koks, nieko nebesimato normaliai tolyn. Bet čia tas geizeris tai geras. Nu. Rasim čia nulipimą mes. Ne. Užsikorėm čia kažkaip tai neaiškių būdų. Nereikia lipti prie geizerio. Kur tai Prie geizerio? Per geizerį nusileidinėsim. Nu va, grįžom į mašiną. Šilta vidui pas mum. Oi, sakai. Gerai, čia pasėjom. Aha. Pas mum Panevėžy 7 šilumos, o čia žinai kiek turim? 3. Vos 3. Varvekliai? Irgi. O, su varveklėje. Na, kur toliau? Žiūrim žemėlapį. Turim didelį akmenį. Toksai biški žaibas keltas, pasidalinęs į kelias gabalus. Vienas didžiausių Latvijos riedulių. Netoli nuo Liepojos. Kapsėdės didžakai. Kaip jisai čia skaitos? Kapsėdės didžakmens. Na tai va, gerai, kad tu bent jau žinai. Aš tai neatsimenu čia jo pavadinimą. Lentoj parašyta. Va. Matai, kokia aš gudri. Jis čia kažkada tai buvęs vientisas ir žaibas suskaldė į kelis mažesnius gabalus. Čia tokias legendas tik tai. Ne, legenda, taigi sakė, kad velnias norėjo pavogti akmenį jo. Taip, kažkaip tai taip sakei. Kažkaip. Mano trumpa atmintis.
Čia va yra išraižyta kažkoks tai raižiniukas. Čia vokiečių išraižyti metai ir parašyta, kad pirmas pasaulinis karas 1914-16 metai. Nu, didelis tikrai. Nu, nemažutas. Nu, latviškas puntukas, žodžiu. Nuo jūros. Einam pietauti. Pietum bus latviški kotletai. Kotletėliai. Agurkai gazuoti. Esi mačias kada nors tokius? Va dabar matau. Nu, bandyk tuos čili agurkiukus. Jeigu nesutrauks. Kvepia, tai gerai, nepraradu. Gerai. Na, Dar. eik tu. Va, šitas tai čia geras yra. Kučiuką tokio aštrumo jaučiasi. Na, čia apsiekniam. Na, aš pabandysiu ir agurkį. Neblogai. Gazuotą agurką. Skani duona, latviška. Jaučiasi tą aštrumą, žinok, iš tą agurkiuką. Truputį jo. Ant tavęs laša. Tik atsiradom vėl prie tiltą. Kadangi taip gavos mūsų maršrutas ir sutapo laikais su tilto uždarimu, ten dar skuba paskutiniai autobusai pralėkti jį. O daugiau jau kaip ir, žiūrėk, jie nestoja, vis tiek važiuoja ten. Ten sustoja, jau nieko nebeišėja. Jau ten sustabdė jo. O tas paskutinis skambant skambučiai tilto uždarimo proga. Pirmą kartą pamatysim, ko manas užsidarys, kaip jisai dabar atsivers laivam. Įdomu. Tai aišku. Vėjas. O ten va jau mašinėlės apsisukinėja, Aha, tai vėjas gaila toksai labai nemalonus vėsas. Ne? Paralyžuojantis visus galus. Jaučiu, kad sustipsim čia, kai žasiu. Pažiūrėk, gulbė žmonės puola. Oho, kaip jinai čia taip prie pat. Tu, matai? Nes tas vaikas nusivoš. Eik, tu kai geras. Bet kaip greitai juda. Jo. Tilto galas tiesiai prie mūsų. Mum pasims tiltas. Kitą grantą perkels pats tiltas. Palysim po tiltu. O, žiūrėk, nusileidžia. Ai, ne, nesileidžia, šitaip linguoja, nusileidžia. Arba šiaip nuo savo svūrio pačiu. Bet tai jokio garselio jis neleidžia, aš negaliu patikėti. Visiškai jokio garso nebuvo, kad jis leido. Taigi nebraškėsgi šitau, ne kažkoks tai. Bet tai tu pasižiūrėk čia kokie gargarai. Tai gerai. Vis tiek kažkokį tai garsą turėtų skleisti. Guoliai visokie įvarės ir dar kokie. Taip ir turi būti tyliai, ramiai. Neįsivaizdavau, kad taip tyliai gali būti. Norėjom suspėti, nulėkti iki galo čionais ant to mulo. Bet jaučiu dabar nebespėsim iki pačio galiuko ten nubėgti. Norint nubėgti, reikia bėgti, o mes einam. Mes greitai, labai einam, labai greitai. Bėgam. Visų greičių bėgam. Kai sprinteriai. Patys didžiausi. Kur tas laivas mūsų? Tenai. Kelias minutės vėluojam. Kai būtumėm ten gale. Sakiau aš tau? Sakiau ar nesakiau? Neklauso niekad. Oho, kad patrimitavo.
Bet greitai plaukia, ką? Nu greitai. Per ledus va kaip daužasis tenais. Norėjau sakyti, ir jau išeina į jūrą, bet dar ne, nes dar vieni vartai. Aha. Donija. Švaro laiviūkštis. Nu va ten ir tiltas, žiūrėk, va, užsidaręs jau galim sakyti. Nu labai čia įdomiai pamatėm, ne? Švedijos laivas. Aha. Kiek spėjom pamatyti laivą, tiek. Svarbiausiai pamatėm patį tiltą, bet atstarantį. Labai įdomu. Į dvi dalis pasidalina, jisai labai gražiai prieš mūsų akis. Dabar dar šitą vaizdą pakartosim vasarą, kaip šilta. Jo, o dabar mum... Kiek ten? 3-4 valandas iki namų? Laikas judėti. Taip. Filmo pabaiga.